Sveiki, esu analitikas iš paslaugos SPSS ir šiame video parodysiu, kaip suskaičiuoti koreliacijos koeficientą su SPSS programa. Pradžiai susipažinkime su duomenimis, tai turime čia nemažai kintamųjų, bet mums bus reikalingi tik du, tai yra šie du pažymėti. Tai pirmas yra pasitenkinimas darbu, tai šis stulpelis matuoja pasitenkinimą darbu. Na ir kitas kintamasis, kuris mūsų bus analizuojamas šiame video, tai yra perdegimas darbe. Ir mes bandysime suskaičiuoti koreliacijos koeficientą tarp šių dviejų kintamųjų. Tai taip, tai dabar, kad suskaičiuoti koreliacijos koeficientą, spaudžiame Analyze, tada einame į Correlate, toliau spaudžiame Bivariate, na ir atsidaro mums naujas langas, galime jį šiek tiek susimažinti. Dabar į dešinę pusę iš kairės reikia perkelti tuos kintamosius, tarp kurių norime suskaičiuoti koreliacijos koeficientą. Na tai minėjau, kad mes skaičiuosime tarp pasitenkinimo ir perdegimo, tai laikydamas Ctrl mygtuką pažymiu abu kintamuosius, na ir spaudžiu juos perkelti į dešinę pusę į Variables skiltį. Na ir dabar, ką svarbu atkreipti dėmesį, tai kad prie koreliacijos koeficiento yra pažymėta Pearson, ar ne? Tai mes skaičiuosime iš pradžių Pearson koreliaciją, bet taip pat egzistuoja ir Spearman koreliacija, kurią taip pat aptarsime šio video metu. Dėl Test of Significance tai pasiriekame Two-tailed, kad tikrintų ar ne koeficientas yra statistiškai reikšmingas. Na ir Flag Significant Correlations, ar ne, tai kad pažymėtų tas koreliacijos, kurios yra statistiškai reikšmingos, o apie tai pakomentuosiu daugiau jau žiūrint rezultatus. Na ir daugiau čia mums nieko keisti nereikia, pasirenkame Pearson koreliaciją ir spaudžiame OK. Na ir mums suskaičiavo rezultatus. Ką dabar matome? Ar ne, stulpeliuose turime tuos du kintamosius, pasitenkinimas ir perdegimas, na ir tada eilutėse vėlgi tuos pačius du kintamosius, pasitenkinimas ir perdegimas. Na ir čia turime tą koreliacijos matricą, ar ne, kur per diagonalę, ar ne, atsispindi tos pačios reikšmės, ar ne, nes iš esmės atsikartoja du kartus tos pačios kintamųjų poros. Štai čia yra pasitenkinimo ir perdegimo koreliacija, nuo čia yra perdegimo ir pasitenkinimo, ar ne, tik vienur yra ir ne tas kintamasis eilutėje, kitur stulpelį ir paskui atvirkščiai eilutėje ir stulpelį, ar ne. Na tai mums užtenka šiuo atveju, kadangi skaičiuojame koreliaciją tarp dviejų kintamų, užtenka interpretuoti, sakykime, šią dešinę lentelės pusę, šią celę. Tai čia matome, ar ne, yra, kad suskaičiuota koreliacija tarp pasitenkinimo ir perdegimo. Tai pirma eilutė ir parodo tą koreliacijos koeficientą, kuris mūsų atveju yra minus 0,560. Ką dabar reiškia šis koreliacijos koeficientas? Tai aplamai koreliacijos koeficientas gali įgyti reikšmės nuo -1 iki 1, kur, ar ne, 1 ir -1 rodytų labai stiprią koreliaciją, tik 1 rodytų teigiamą koreliaciją, -1 neigiamą, o 0 rodytų, kad koreliacijos tarp kintamųjų nėra. Ką dabar reiškia tos koreliacijos ir skirtingi ženklai? Tai jeigu koreliacija yra teigiama, tai reiškia, kad vienam kintamajam didėjant, didėja ir kitas. Tai šiuo atveju būtų taip, kad didėjant pasitenkinimui darbe, ar ne, didėja ir perdegimas darbe, ar ne, jeigu koreliacija būtų teigiama. Na, bet mūsų atveju gauta koreliacija yra neigiama, minus 0,560, ar ne, minus 0,5 grubiai, ar ne. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, didėjant pasitenkinimui darbe, perdegimas darbe mažėja, ar ne, kas ir atitinka logiką, ar ne, kuo tu labiau patenkintas esi savo darbu, tuo mažiau perdegęs tu esi. Na ir galima atvirkščiai interpretuoti, ar ne, didėjant perdegimui darbe, pasitenkinimas darbu mažėja, ar ne, vienam kintamajam didėjant, kitas mažėja. Na irgi tai atitinka visiškai ar ne logika, kuo tu labiau esi perdegęs, tuo mažiau esi patenkintas savo darbu. Tai būtent taip interpretuojam tą koreliaciją, o jos dydis, jeigu yra, ar ne, sakykime, tarp 0, šiuo atveju, ar ne, tarp 0 ir -1, ar ne,
Ką tai reiškia, ar ne, tai kuo arčiau -1, tuo koreliacija yra stipresnė. Reiškia, tuo labiau šitas ryšys, kad didėjant pasitenkinimui darbu perdegimas mažėja, yra išreikštas labiau. Jeigu būtų čia, sakykime, -0,7, tai reiškia, jis būtų dar didesnis ryšys, ar ne, toksai. Ir taip toliau. Ir lygiai taip pat su teigiamomis reikšmėmis. Jeigu yra 0,5, tai jeigu kita koreliacija yra 0,7, ne, tai ta 0,7 yra stipresnė už 0,5, ar ne? Kuo didesnė skaitinė išraiška, tuo stipresnė koreliacija. Tai taip interpretuojam koreliacijos koeficientą. Na, dabar sig-to-tail, tai iš esmės parodo, ar šis koreliacijos koeficientas yra statistiškai reikšmingas. Tai čia iš esmės yra atvaizduota pi reikšmė, ar ne? Ir matome, kad ji yra labai maža, ar ne, 3 nuliukai, ir ji nuliui negali būti lygi, bet iš esmės, kai rodo tik 3 skaičius po kablelio, ar ne, tai yra visi 3 nuliukai, bet iš esmės kažkoks čia toli skaičių eilė skaičius yra ir ne nulis, ar ne? Bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pi reikšmė yra labai maža, o ką reiškia? Jeigu ši pi reikšmė yra mažesnė už 0,05, tai reiškia, kad šis koreliacijos koeficientas yra statistiškai reikšmingas. Tai reiškia, jis statistiškai reikšmingai skiriasi nuo nulio ir tai reiškia, ši koreliacija yra tarp pasitenkinimo ir perdegimo yra statistiškai reikšminga. Na, jeigu čia turėtume kažkokį skaičių didesnį nei 0,05 sig-to-tailed eilutėje, ar ne, na, tai reikštų, kad šis koreliacijos koeficientas yra statistiškai nereikšmingas. Bet tada tikėtina, kad mes ir patį koreliacijos koeficientą turėtume čia mažesnį, sakykime, -0,1, o gal -0,05. Na, tai labai priklauso nuo to, kiek turime stebėjimų. Na ir paskutinė eilutė, jau ką tik prie jos priejau, ar ne, ir paminėjau žodį stebėjimai, tai paskutinė eilutė reprezentuoja stebėjimų skaičių. Tai reiškia, mūsų imtyje yra 185 stebėjimai. Na ir viskas, kadangi čia analizavimo koreliacija tik tarp dviejų kintamųjų, tai tik tiek ir tik šį koreliacijos koeficientą reikia interpretuoti. Daugiau šioje lentelėje nėra ką interpretuoti. Na ir ką dabar svarbu pabrėžti, ar ne, kad čia mes suskaičiavome koreliaciją suskaičiavome Pearsono koreliaciją, ar ne, tarp šių dviejų kintamųjų. Bet lygiai taip pat galima suskaičiuoti ir Spearmano koreliaciją, ar ne? Na, dabar padarome ir tai, nuleidžiame šį langą, einame vėl Analyze, tada einame į Correlate, tada einame į Bivariate. Vėlgi pasirenkame šituos du kintamosius, na jie jau yra parinkti, nes ką tik skaičiavome koreliaciją. Atžymime Pearson ir pažymime Spearman ir spaudžiame OK. Na ir gauname antrą lentelę, dabar jūs mus domina lentelė apačioje. Na ir vėlgi čia turime tą pačią, ar ne, matricinį išraišką, kur per diagonalę, ar ne, atsikartoja tos pačios reikšmės, ar ne. Nu ir dabar matome, kad koreliacija tarp pasitenkinimo ir perdegimo yra -0,553. Vėlgi jinai yra statistiškai reikšminga ir vėl turime 185 stebėjimus. Tai va, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, gavome šiek tiek mažesnę koreliaciją per 0,07, ar ne, tai tikrai nedidelis skirtumas, bet šiek tiek mažesnė, ar ne, lyginant su Pearsono koreliacija. Na ir dabar natūralus klausimas būtų, ar ne, kada kurią koreliaciją skaičiuoti, ar ne? Tai iš esmės Pearsono koreliacija yra skaičiuojama, kai ryšys tarp kintamųjų yra tiesnis, kintamieji yra tolydūs bei normaliai pasiskirstę. Na, o jei bent viena iš šių prielaidų yra pažeista, tai tada taikomas Spearman koreliacijos koeficientas. Tai vat, tiek su koreliacijos koeficientais. O jei jums vis tik reikia pagalbos atliekant baigiamojo darbo SPSS tyrimą, galite užpildyti užklausą mūsų svetainėje paslaugos spss.lt ir mes būtinai su jumis susisieksime. Na, jei norite išmokti patys atlikti statistinio tyrimo testus, mes jums parašėme SPSS akceleratorių. Čia įrašėme 3,5 valandos video medžiagos, kurios metu parodome konkrečiai, kaip atlikti testus taikomus baigiamuosiuose darbuose, kaip tuos testus interpretuoti, bei svarbiausia, kaip juos aprašyti. Parašėme 37 puslapio ataskaitą, kurioje su konkrečiais duomeniais atliktus testus aprašome ir formuluojame išvadas. Tai matote, kaip viskas yra aprašoma ta statistinė kalba. Čia galite matyti visą kurso sandą, kiekvieną temą ir ką joje mokysimės, bei taip pat galite pamatyti pavyzdinę pamoką nemokamai. Sėkmės naudojantis SPSS programa ir iki kitų kartų.